Labas draugai, gegužė 20 rytas, saulutė šviečia, pakalijo gerai. Ką, prie naujo objektą savo, tai ką pasidarėm, susidėjom, dar nebaigiam, bet šiandien gal baigsim susidėti rostverko apačią, liaudiškai, pamato apačią, tai viskas palei projektą, nieko nekeičiam, kaip ir anam name dariau, nieko nekeičiu, čia lygiai tą patį, čia tik dviese darom, tai nieko nekeičiam, viskas palei projektą, pašimtinis apačioj, tai viską nuo pradžių, kas pirmą kartą žiūrėsit, pavyzdžiui, kaip pamatą pradėti, nuo ko darytis. Visų pirma, architektas, kokį rasit architektas, viens architektas duoda namą kampu ašis, arba duoda koordinatės, arba kiti yra, kur duoda ir namą kampus ir visų polių koordinatės. Tada įsikviečiat matininką ir jis matmuš pagal architektą, ką davęs, ar namą kampus, ar visus polius, ir atsimušat ir jum aukštį padaro. Tai aukštį pasidarot polį lentas, susidedat ožiukus tokius, o susikalat, kas iš ko turit, tai iš to kalate, svarbu, kad neklibėtų, kad laikytų, kol šniūrus tampysitės. Ir taip turit aukštį ir turit namo kampus, palei kuriuos tada jau prasideda procesas, palei kuriuos vedžiojate šniūrus, tampotės. Čia mes pasidarę, čia va taip va turėtų būti. Mes čia pasidarę esam, atsimatavom nuo to, pasidarėm tą, koks turėtų būti aukštis. Čia labai paprasta matematika išsiskaičiuoti, kai jau turit tą tašką vadinamą, nuo kurios skaičiuotis, tai čia nėra nieko sunkaus jums susiskaičiuoti. Tada atsižymėt polius, susigrėžėt polius prasigrėžėt, tada įsipjaustot, išsilyginat žemės. Mes lyginom, tai parodysiu. Mes lyginam su tokiais dviejais metalais, o jeigu matot, ten va viens po 6 metrus, jie berods nematau saulės spigin, 6-4 metrai, žodžiu. Ir va taip va, brauki, pasistatai jos, prabrauki ir lygos. Tam vamzdžiui pasistatyti, paguldot vamzdį, tarkim taip, paguldot vamzdį, jums reikia aukščiai. Tai pasistatot nivelyrą, galite įsinuomoti, arba lazerį, jeigu turit, ir palitai pasidėję jūs pasidarot nulį, ne grindų, kaip vadinama, turit įsiskaičiuoti, nes ten architektas, nežinau ką duos, pamato, viršų ar grindų nulį, ten įvairiai, kaip koks sugalvojais tą duot tą aukštį. Mūsų atveju davė grindų nulį, tai nuo grindų nulį atsiskaičiuoji, ten parasterolį viską atmeti ir žinai, kiek tau, kur yra, tarkim, tas nulis, kurio turi eitis paresterolis. Taigi pasistatai lazerį arba nivelyrą ir palitai tu guldai vamzdį pagal paskaičiavęs liniją ir žinai, kad lygų pas tave, ir tada nubrauki, sureiką nubrauki ir ištrauki vamzdžius ir tada guldai poresterolį. Linijas, kaip susigaudėm, susimatuoju, kiekvienam projekte yra matmenys sienų, tai va čia va, susismeigiam varščiukus, įsikaliau pagalį, šniūrą apsuku, kad eitų liestos prie to varžtą, ir ten prie nuo varžtą gale yra, matos pagaliuksi, ten varžtas yra, ir kad liestos prie varžtą, ir palitai dedi poresterolį. Ta prasme, pas mum yra čia išmatuota siena grinai, poresterolis yra 50, siena, pamatuks sienos 20, ne? Tai po 15 užleidam iš tos pusės ir iš tos vidiniam sienom, nes šildysis palei projektą po 10 cm šildos. Lauks šildos perimetrą, lauks šildos po 20, vidinė dalis po 10.
Tai va, draugai, tiek iš gerosios pusės, iš kitos pusės, apie kainas nieko nebepasakosiu, dėl čia nemalonioji dalis, dėl lietuvių mentaliteto. Nežinau, žiūrėjau, kaip pažįstamas mano, kas stebi Žilvino stogai, pas jį ten niuansai, ten žmonės kaip elgiasi, ne. Pas mane irgi tų niuansų išlindo, pavyzdžiui, aš jum kėliau į tą YouTube parodyti, ne, kad neturėdams pinigų gali savo darbų, savo nugarą, savo rankom, savo jėgom už gan nebrangiai pasistatyti savo norimą namą, ne, nu aišku, kalbam apie realius dalykus, o ne apie fantazijas, ten po 500 kvadratų kažką, bet normalų namuką savo galima pasistatyti už tam tinkamą sumą ir aš kėliau tam, kad jum parodyti tą visą tą. Ir atsitiko man gyvenimas, kad aš jį įdėjau parduoti. Ir įsivaizduoja, dėjau, tarkim, į Facebooką, net ten skelbimus keliant kitur, jį pardavinėjant, atsirado tokių žmonių, kurie mane stebė, ne, ir pamatė tą namo nuotraukas, ne, rašo po komentarais. Visą namą išleido tiek į tiek, o dabar parduoda už tiek ir tiek. Tai kas pirksit, žinokit, čia jum ant grūzo. Kas negerai žmonėm? Aš nesuprantu. 4 metus stačiau, kėliau kainas, už kiek galit pasidaryti, bet jūs neskaičiavo darbo, to savo jėgos, neskaičiuojat savo laiko, dar kažką. Aš tiek įvertinau savo darbą, savo laiką, savo uždarbį, tarkim, mane pardavinėjant. Ir atsiranda žmonių, kuriem tu rodai, už kiek tu gali pasidaryti, ne, jeigu tu, ta prasme, nori ir gali. Ir atsiranda tokių žmonių, kurie tau rašo po tavo postų, ta prasme, gaunas nepirkit, nieks, nes jis už tiek pasistatė. Tai tam žmogui siūlyčiau susirūpinti, tu pas mamą gyveni bute, tai tu nekomentuok, tu atsikelk, nueik, pabandyk bent jau padaryti. Tu po antrą blokelę arba po vieną vamzdžią vatovą 6 metrų kelnojimo iš vienos vietos į kitą, tu suprasi, ką tas reiškia ir tada galėsi komentuoti. Nu čia žiauru yra. Tai dėl to nepykit, nes tas namas irgi bus ruošiamas pardavimui. Mes čia jį dviese darom, tai kainą tikrai nebesakysiu, nes supraskit ir mane, ką man to reikia. Ir iš vis buvo mintis nebefilmuoti, neberodyti jum kaip kas, kad, nes, nu, nežinau, aš netoks žmogus, man tai kažkaip keista, kaip taip atsiranda, va žiūrėk, va už tiek padarė, už tiek parduok, kas tau neleidžia žmogau, tu daryk, parduok už kiek nori, man tas pats, aš kėliau video, kad jum parodyt, už kiek gali ir kaip gali pasidaryti, kad viskas įmanoma, bet čia, nu, žodžiu, nebesivelsiu. Žiauru, palikit komentarą, ką manot apie tokius žmonės, ar iš tikrųjų verta. Beje, namą įdėjau parduoti, tai tam, jeigu žiūrėsi, kuris ten komentavai, už kiek pastatė, už kiek pardavė, tai tas žmogus, kuris nupirko, jis irgi tą komentarą matė. Ir bet dėja, aš jam jau buvau pasakęs, nes jisai mane lygiai taip pat mane stebėjo, YouTube'ai žiūrėjo, kaip aš dariau tą namą ir jisai iš manęs jį nupirko, tai vienas iš mano stebėtojų, tai norėjai kažką įkasti, kask mamai į kulną arba tėčiui, atims lėkštę iš po dantų ir šaukštą nebeturėsi su kuo valgyti ir ką valgyti. Tau, kaip sakyt, man įkasti tau nepavyko, tai bandyk kažkam kitam. Žinau, kad žiūrėsi mane, gal netgi tavo reikės paviešinti profilį, paprašysiu, kokias nors sumontuotų, gal video kokį kelsiu su tavo profiliu, tavo nuotrauką, kad žmonės stebėtojai pamatytų,
koks tu per žmogus ir kam taip darai. Nežinau. O beje, tas sakau, kuris nupirko, jisai žino, už kiek pastačiau, žino, už kiek nupirko, jisai jį pardaviau. Beje, čia vien pasakoju dėl to, kad jisai vien tau pasakoju. Pardaviau aš jį jau antrą dieną, pirmą įkėliau, tu pirmą dieną, antrą rytą parašai komentarą, už kokios valandos jisai nupirko. Namo rampingiai jau buvo sąskaitoj. Tai va, gali nagus užsigraužti, iš tikrųjų. O šiaip, nežinau, čia ne apie visus. Yra daug, visi paprasti, visi normalūs, bet vienas kitas, kai sako, vienas kitas dalbajobas šeimoje visą laiką gimė ir gims. Nieko nepadarysi. Tai va tiek, draugai, sorry už negatyvą. Palikit komentarą, parašykit, kas ką domin. Už pamato gal pusės parodysiu, pabandysiu papasakoti aiškiau, jeigu neaišku. Ir įkelsiu, sakysit, čia netiesiai, nes ten nuo cholesterolio ateina iki to, o čia kitas nuo to, čia skirtingos dvi sienos. Parodysiu viską, kai baigsiu. Jeigu įdomu kas nors, parašykit, pabandysiu pafilmuoti. Kitam kartui sorry už negatyvą.